Sveiki, Europietiškos dešinės instituto sekėjai Facebook'e bei kitose socialinėse tinkluose ir internete. Šiandien bandysime daryti prisvilusi arba neprisvilusi blyną ir atsižvelgiant į tolimesnės mūsų instituto podcastų ir laidas. Aš esu Dovydas Karolskis, šalia manęs sėdi instituto direktorius Teodoras Žukas bei instituto darbuotojas, tyrėjas Laurynas Peluritis. Šiandien daugiausiai dėmesio skirsime tam, kad ir prieš mėnesį su trupučiu pasirodė knygelė Lietuviškojo konservatizmo svarstymai. Tai pradėsime iš esmės kalbėdami apie platesnį horizontą, apie įvykius, kurie yra susiję tiek su institutu, tiek ir su veiklomis susijusiamis su šios knygos pasirodymu. Ir galima gal pradėti nuo tokio bendresnio klausimo, ar konservatizmas aktualiai kalba tik konservatyviai bendruomeniai, ar galime tikėti su šituo podcastu, leidiniais ir kitokiais renginiais pasiekti platesnę auditoriją negu TSLKD fanai, partijos nariai ir kiti susiję žmonės. Sveiki, mėly klausytojai, sveiki, bičiuliai Dovydai ir Laurynai. Malonu sveikintis iš šito naujo formato, kurį mes tik tai dabar pradedam išbandyti. Klausimas tavo, Dovydai, yra gana rimtas, ar ne? Ar nebūtinai iš konservatyvių ar dešiniųjų pažiūrų žmonėms yra ar turėtų būti įdomus bendrai kalbėjimas apie konservatizmą ir apie šitą politinę kryptį ar su tuo susijusius klausimus, ar bendrai apie dešinėją politiką. Ir vis dėlto aš manau, kad taip, manau, kad čia reikėtų identifikuoti tam tikrą mūsų tokio viešo intelektualinio diskurso situaciją, atsispiriant nuo konservatyvios artikuliacijos. Tai yra, jeigu mes prieš 20-15 ar net iš esmės 25 metus matėm tokį gana pastovę, nors ir ne tiek gal reguliarią, bet iš esmės tankų kalbėjimą apie tai, kas yra konservatizmas ir su konservatizmu susiję klausimai. Pradinį tašką mes čia galėtume datuoti nuo Andriaus Kubiliaus knygos Konservatyvioji bendruomenė pasirodymo. Ir nuo tuomet daugiau mažiau buvo kalbama apie tai, kas yra konservatizmas ir su juo susiję klausimai. Tai čia mes, žinome, turime tam tikrą kompendiumą knygų ar knygelių ir aišku, atskirų autorių, kurie rašė savo laiku, tais, sakykime, taip istoriškai kalbant, 21 amžiaus pradžioje apie konservatizmą. Tai čia, aišku, Andrius Kubilius, tas pats Mantas Adamėnas, Virgis Valentinavičius, Vladimiras Laučius, Alvydas Jokubaitis. Ir taigi mes čia turim tam tikrą tokį, sakykime, paveldą mintijimų apie dešiniąsias idėjas. Bet mano požiūriu per pastaruosius turbūt 10 metų, gal čia kolegos ginčysis, turime tam tikrą laisvą erdvę šitose kalbėjimuose. Taip, turėjom ir turim tekstų, kurie skelbti, dauguma buvo naujam židiny apie tam tikrus konservatyvius autorius, ar dešiniuosius autorius, ar Leo Štrausą, ar Karlą Šmitą, ar tą patį Maiklą Aukšotą, bet tokio sistemingesnio požiūrio tiek leidybinė prasme, tiek tokia artikuliavimo prasme, to neturime šiuo metu. Ir čia matau, kad ir turėtų būti viena iš pagrindinių Europietiškos dešinės instituto rolių, tai yra būtent užsimti šių idėjų artikuliaciją ir bandyti kalbėti apie tai, kas yra konservatizmas, ar nebūtinai konservatizmas, o ir galbūt krikščioniška demokratija, ar bendrai, ar galbūt net tas pats klasikinis liberalizmas. Šiandien mes, man atrodo, dar pasikalbėsime apie tas sąvokų reikšmės, šių sąvokų reikšmės ir kaip jos kinta, bet iš esmės, tokį matyčiau pagrindinį tikslą ir man atrodo, kad ir aš turbūt viliuosi, kad šitie dalykai, šitie klausimai ir šitas kalbėjimas turėtų būti aktualus iš esmės visiems žmonėms, kuriems yra įdomus tiek viešieji reikalai, tiek Respublika, tiek bendrai pasaulis. Laurynai, ar turi 5, 10, 20 centų įmesti į šitą Teodoro pasisakymą? Visada galima ką nors pridėti, aš galbūt grįšiu prie pradinio klausimo. Ar šitas pokalbis
platesnė prasme, ne, turint omeny ne šiandienos mūsų trijų susisėdimą, bet bendresnį bandymą atgaivinti kažkokį diskursą apie dešinę politinę mintį, kuris gal kiek buvo toksai iš dalies tapęs labai chaotišku arba iš dalies, na, tokio akademišku. Štai matom, Justinas Dementavičius ką tik publikavo labai įdomią monografiją skirtą būtent politinės dešinės minčiai ir vaizduotei Lietuvoje, kas yra labai įdomi ir svarbi tema, bet tai yra, na, sakykime, vis tiek toks akademinis registras ir mes vis tiek suprantam, kad politikos praktikai arba žmonės esantis šalia politikos aktyviosios, o ne tik kažkaip teoriškai bandantis apmąstyti, neretai turi kitą perspektyvą. Ir tada to sistemiško kažkokio kalbėjimosi tikslas būtų pabandyti surasti, kurgi jungiasi tie, na, sakykime, bendresniai principai, kurie yra suartikuliuoti ir kartais jų nereikia perartikuliuoti, kartais jūs gal reikia šiek tiek išversti į šiandieninę kalbą ar painterpretuoti, bet kurie jungiasi su ta politika, kurią mes matom kasdien. Ir ar tai bus įdomu, tai man atrodo, jeigu mes kalbėsim, jeigu yra pastanga, man atrodo, konservatoriai vis tiek turi tą pastangą kalbėti visų pirma ne apie kažkokį tai savo ideologinį pageidaujamą pasaulio vaizdinį, ko, na, neretai, sakykime, pasižymi kairieji, kurie kartais tokiu suprantama kodėl, a prioristiniu žvilgsniu, žinodami, kas jiem atrodo yra teisingiau ir geriau, ateina į pasaulį su kritika jam, ir ta kritika neretai būna ir įdomi, ir reikalinga, ir išjudinanti, na, reikiamas diskusijas, bet, na, konservatorių vis dėlto kitas yra prieigos taškas. Mes žiūrim, kokia yra tikrovė ir jos problemos, ir tada bandome artikuliuoti ir tai susijęti su bendresnių ilgiau vykstančių teorinių kalbėjimų. Bet jeigu mūsų bendra kažkokia tikrovė mus domina, tai be abejo, manau, šitie pokalbiai bus įdomus ir liberalam, ir žmonėm, kurie laiko save klasikiniais socialdemokratais, ir gal šiek tiek leisiu savo ironiškai pašmaikštauti, kad be abejo, kaip tik visi konkurentai politiniai, ideologiniai, pavydžiai klausysis ir sakys, o, mums irgi reikia savo podcast'o. Teodorai, tai gal tavęs dar paklausiu apie institutą ir kaip tu įsivaizduoji jo viziją ir apskritai kokią vietą jis konservatyvioje ir apskritai Lietuvos politikos ekosistemai turėtų užimti. Čia truputį jaučiuos kaip Marijonas Mikutavičius, kaip jis skundėsi, kad jam atsibosta vis 3 milijonus dainuoti. Ir jis tada juk sakė, kad jis kažkada Stasiui Povilaičiui pasiskundė, Stasys Povilaitis sako, tu vaikeli nesiskūsk, nes man švieski man vėl teko visą gyvenimą dainuoti. Ką aš noriu pasakyti, kad daug kartų jau turėjau plėtus, aiškinau apie savo, kaip įsivaizduoju instituto rolę tiek Lietuvos politikoje, tiek viešajam gyvenime, bet iš esmės, jo, tai man atrodo, kad viena vertus yra tikslas tokio įnešti nuoseklumo ir artikuliuotumo į Lietuvos politinį gyvenimą ir aišku, kalbant apie centro dešiniąsias jėgas, tai čia be abejo, kad mes buvome įsteigti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ir šia prasme politinė partija irgi mato tokią pačią reikmę šių idėjų artikuliacijoje. Kartu, žinoma, mes turime tam tikras neblogas platformas į Lietuvą pritraukti ar sugrąžinti, turint omeny, kad tai jau buvo daryta, kaip sakiau, prieš keliolika metų Lietuvoje, tam tikrą vakaruose esantį diskursą ir labai paprastai tai žmonės, kurie kalba, gal tiksliau pradėti taip, kad skaito, rašo ir kalba vakaruose. Įdomų žmonės, kurie tiek apie idėjas, tiek apie istoriją, tiek apie šiandieninę politiką kalba ir rašo. Tai čia yra, man atrodo, tokie pagrindiniai dalykai, bet kartu, man atrodo, labai svarbus dalykas, tai kad tai nebūtų visas šitas analitinių centrų konceptas netaptų tokiu meteoru, ar ne, kuris tiesiog trumpam pasirodė,
labai įdomu, labai gražu, bet staiga kažkur vėlgi į archyvą nuėjo. O kad matau vieną iš pagrindinių savo tikslų, tai ne kažkokius grandiozinius kalnus nuversti, o tiesiog pastatyti institutą ant bėgių, kurie važiuotų sėkmingai, sklandžiai ir galėtų tęsti savo veiklą ilgai. Gerai, dėkui tau, kad išdėstai šitos dalykus, bet iš kitos pusės gal jau galima ir pasakyti šį bei tą, kas buvo nuveikta iki šios dienos. O taip, galima, žinoma. Tai turėjome daug renginių. Žinot, reikėtų turbūt nuo to pradėti, kad kaip ir bet kokia organizacija, bet kokia institucija negyvena be administravimo tam tikro. Tai yra užtrunka laiko sukurti visą tą mechanizmą, taip technokratiškai skambu, bet iš esmės suburti komandą, turėti kur žmonėms susirinkti, kalbėti, mąstyti ir dirbti darbus, tai šitas visas buvo padarytas per kurį laiką šitas darbas, o dabar jau mes turim praktiškai kiekvieną savaitę įvairaus pobūdžio renginius, apskrituosius stalus, viešas diskusijas, turim užmezgę kontaktą su tam tikrais analitikais Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, su kuriais rengiam studijas, artimiausiu metu jas viešinsim, kviesim žmonės į jų pristatymus, sykiu. Labai svarbus darbas, tai yra, kad mano galva labai svarbus, tai kad turime partnerius, jau stiprius partnerius, su kuriais esam jau užmezgę partnerystę. Tai Konrado Adenauerio fondas ir Tarptautinis Respublikonų institutas esantis tarppartinė JAV organizacijas skirta demokratijos klaidai. Tai tokie pagrindiniai akcentai. Na, manau, kad įvadinį žodį jau galima sakyti, kad tarėme ir galime judėti link to, kas yra susijęs su knygelė, mano minėta, lietuviško konservatizmo svarstymai. Tai kaip galima apibrėžti konservatizmo esmę Lietuvoje, Laurynai? Tiek remianti šią knygą, tiek ir gal savo kažkokią matymą pristatyk. Na, turbūt esminis yra ginčas ir aš šitoje vietoje vis dėlto drįšiu nesutikti su mano labai gerbiamu Justinu Dementavičium, kuris sako, kad konservatizmas yra ideologija ir yra ideologija, kuri labiausiai kinta ir šiek tiek kvestionuoja to konservatorių požiūrį, kad konservatizmas nėra ideologija ta prasme, kaip pavyzdžiui klasikinis liberalizmas, socialdemokratija ir panašiai. Nėra nėra nei vieno, nei 3, nei 5, nei 7 punktų, žingsnių, kuriuos būtinai reikia įgyvendinti, nes pasaulis labai keičiasi ir konservatizmas, jisai greičiau turi ne programinius punktus, o jisai turi, tam tikrus esminius principus, tokius kaip žmogaus laisvė, tam tikras suvokimas, kas yra socialinė tikrovė, kad tai nėra tik tai individai kažkokie atomizuoti ir tada yra valstybė kaip tam tikras aparatas ar mechanizmas. Ir nieko tarp to, kaip tik konservatoriai siūlo visai kitą politinį žodyną ir kitą vaizduotę. Lietuvoje konservatizmas yra, turbūt viena naujausių ideologijų. Tarpukario Lietuvoje kalbėti apie būtent konservatorius, tam tikrus politinius galbūt atskirus veikėjus ar galvotojus galėtume pavadinti konservatyviais. Bet konservatizmas kaip tokia srovė tarpukario Lietuvoje nebuvo nei konservatorių partijos tikros jokios, nei kažkokio reikšmingo politinio sąjūdžio. Buvo konservatyvių žmonių tiek, sakykime, tarp dalies vyresnėsios kartos tautininkų, tiek galbūt šiek tiek prie krikščionių demokratų ar kaip tik iš dalies, pavyzdžiui, Stasį Šalkauskį, kai kuriais aspektais galėtume pavadinti tokiu konservatyviu mąstytoju, bet tik iš dalies. Bet iš esmės Lietuvoje konservatizmas buvo išmokta į ideologiją. Jeigu sutiktume su Dementavičium, kad tai yra ideologija, bet aš labiau skaičiu tokia, vertybinė idėjinė kažkokia kryptis, kuri netaip seniai pradėta įsisavinti. Aš bandžiau išklausti tiek profesoriaus Vytauto Landsbergio, tiek Andriaus Kubiliaus, tai kaip čia sugalvota buvo, kad
tie Lietuvos konservatoriai tai idėja, na, aš kaip suprantu. Čia pažymėsiu, kad knygoje buvo klausta, galite atsakymus rasti. Taip, bet jų ir klausta yra ir man atrodo dar keli žmonės prieš tai ir dar turbūt po to dar klaus ne vienas, kaip čia būtent tas konservatizmas. Man atrodytų, kad turbūt Mečys Laurinkus buvo vienas tų pirmųjų įkvėpėjų, kurie sakė, kad tai yra ta politinė niša ir kryptis, bet kartu be abejo mes Lietuvoje labai aiškiai matome, kad na, konservatoriai dažniau būdavo ne status quo išlaikymo, o reformų partija. Tos reformos vienos labiau pavykusios, kitos mažiau pavykusios, čia be abejo yra atskira istorija, bet na, man atrodo, Andrius Kubilius keletą tokių principų yra suformulavęs, na, tokios, sakykime, konservatyvios revoliucijos idėją, kuri yra tam tikra restitucijų revoliucija, kad mes gražiname, atkūrę vėl savo nepriklausomybę 1990 metais, na, mūsų užduotis buvo tam tikros restitucijos, tai restitucijos tam tikrų bendruomenių, tai yra kitokio socialinio visuomeninio modelio ar gražinimas, ar sukūrimas, čia vėlgi galėtume ginčytis, gražinimas tokių institutų kaip privati nuosavybė, rinka ir taip toliau. Taip sakant, kad na, konservatoriai buvo tie, kurie daugiau užsiema reformą. Bet kartu, na, ką mes galime matyti jau ir skaitydami šią knygelę ir žiūrėdami jau įvairius tyrimus ir refleksijas ir knygas, kurios buvo publikuotos anksčiau, mes matysime, kad ar ne, yra iš karto pradedama labai intensyviai skaityti, ką rašo, na, pagrindiniai filosofai, siejami su konservatyvia mintimi vakaruose. Nu, tai Alasdaras MacIntyras, Michaelas Oakeshotas, Charlesas Tayloras, Rodžeris Skrutonas ir kiti, žodžiu. Ir vėliau tas vis kita perspektyva plečiasi. Tų autorių laukas daugėja, na, kažkaip keistais būdais. Lietuvoje Hannah Arendt, pavyzdžiui, turbūt yra labiau dešiniųjų negu kairiųjų mąstytoja. Čia irgi tam tikrų keistumų yra. Kaip ta mūsų konservatyvioji tradicija lipdosi. Bet iš pradžių mes matom tokį labai intensyvų laiką recepcijos, kur Andrius Kubilius sėdi vienas, skaito knygas ir tada pasakoja kitiem apie tas idėjas. Tai kas tas konservatizmas yra, nes pirmas susikuria partija, jį pasivadina konservatoriais, o tada tarsi pradedama aiškintis, kas yra tas konservatizmas. Tai Mečys Laurinkus, Andrius Kubilius, kiti vėliau prisijungia be abejo Mantas Adomėnas, kurie pradeda pasakoti, o kas yra tas konservatizmas vakaruose. Bet po to mes matom, na, ir kad pradedama artikuliuoti ir tam tikras originalumas arba, sakykime, lietuviška perspektyva iš tos klausimus. Ir dabar, jeigu, tarkim, žiūrėtume na, konservatyvios minties arba tokių konservatyvių dešiniųjų partijų būklės vakaruose ir Lietuvoje, tai mes jau galėtume turbūt konstatuoti, kad tas tam tikro vijimosi etapas yra užbaigtas, bet kita vertus, per pastarąjį dešimtmetį, kaip labai gerai atkreipia Teodoras dėmesį, buvo tam tikro chaotiškumo, kaip yra kalbamasi apie idėjas. Taip, na, paskutinė knyga turbūt prieš 12 metų išėjo Libertas et Pietas, didelė knyga, tokia reikšminga, kuri tarsi susumavo nuo tos pirmus 20 konservatizmo Lietuvoje metų, daugiau mažiau. Tai dabar mes tarsi vėl bandome atnaujinti pokalbį, kuris buvo šiek tiek, na, gal išsisklaidęs, ne tiek, kiek nustojęs. Na ir instituciškai pamirštas. Turėkim galvoje, kad ilgą laiką dėl įvairių partijų ir su partijomis susijusių institutų rėmimo įstatymo detalių daug veiklų buvo už įstatymo ribų. Tai Teodorai, aš matau, tu keli ranką, ko žiūrovai nemato, klausovai mūsų. Čia aš tiesiog keletą punktų prie Lauryno labai išsamaus ir mano galva tikslaus komentaro pridėti. Gal dėl Dementavičiaus knygos ir dėl to, ką jis sako knygoje apie pačią ideologiją, konservatizmą. Taip, jis sako, kad nėra tokios nepastovios politinės ideologijos, bet aš gal nesakyčiau, kad jis taip griežtąja prasme konservatizmą vadina ideologija, visgi sako, kad yra daug tų konservatizmų, ar ne? Ir šia prasme, kai jis kalba apie ten Matulaitį, Delininkaitį, Šalkauskį ar galų gale Landsbergį, tai
Tai yra skirtingi visiškai pasaulėvokos, aišku, priklausomos nuo to istorinio konteksto. Ir tai būtent irgi baisiai svarbu dar kartą akcentuoti, kad būtent tas kalbėjimas apie konservatizmą, jis priklauso nuo to, kur mes esame, kur mes stovime tiek geografiškai, tiek politiškai, tiek kultūriškai. Ir šia prasme vienreikšmiškai kalbėti apie konservatizmą kaip ideologiją tiesiog yra ne tai, kad sudėtinga, bet turbūt net nelabai yra korektiška. Yra Berko konservatizmas, yra Aukštoto konservatizmas, yra Skrutono konservatizmas, taip pat kaip yra Rolando Pakso konservatizmas. Gal, nežinau, čia galėtume atskirą podcastą tam paskirti, bet taip pat kaip ir labai aiškiai atsiskiria, pavyzdžiui, skaitant tuos tekstus, Kubiliaus ir Adomėno konservatizmai. Jie yra iš tikrųjų skirtingi. Ir šią prasme mes galbūt galėtume, ir tai kaip knygelėje yra išdėstyta Šimonytės konservatizmas. Ar tai yra konservatizmas, ar tai yra arčiau krikščioniškos demokratijos? Šią prasme, tai čia yra labai įdomus dalykai. Bet dar vienas momentas, ką Laurynas puikiai paminėjo ir kaip aš norėčiau taip į rėmą įdėti, man atrodo, kad būtent per paskutinius 25-20 metų, kai mūsų ankstyvieji konservatizmo teoretikai, taip griežtai kalbant, skaitė Skrutonus, Kristolus, Aukštotus ir bandė aiškinti, kas čia yra, tai man atrodo, viena iš esminių savybių lietuviško konservatizmo yra būtent tai ir yra. Tai yra idėjų apropriacija ta tokia teigiama prasme. Kai tiesiog skaitomi britų amerikiečių autoriai, taip, skolinamosios idėjos, jos yra permąstomos, jos yra perinterpretuojamos ir siekiama konstruoti kažkokį lietuvišką, autentišką variantą. Na ir kuo būtent šis autentiškas variantas skiriasi nuo užsieninių konservatizmo variantų, konservatizmų? Tai čia jau turbūt kitas klausimas, bet vėlgi, ką Laurynas pasakė, tai akivaizdu, aš absoliučiai sutinku, tai yra, kad lietuviško konservatizmo pamatinės savokos šalia esančios, tai yra restitucija kaip tokia, tai yra sugrįžimas į tą būklę, iš kurios mes buvome ištraukti mūsų kaimyno, ar ne, Rusijos imperijos, kad ir kokia imperinė prasme tai būtų, ar sovietinės, ar carinės, ar šiandieninės imperijos prasme, ir bandymą sugrįžti į tą būklę kultūrinę, politinę, kurioje mes jaučiamės esantis, tai yra vakarų krikščionijos būklė. Ir aišku, paradoksalu, irgi nekartą jau buvo pabrėžta, tiek man atrodo, man to domino čia labiausiai, kad lietuviškas konservatizmas paradoksalu dar sykį yra revoliucinis, nes jis gimė iš revoliucijos, ar ne? Tai turbūt tokie pagrindiniai dalykai. Atstatomosios revoliucijos. Čia gal irgi toks skirtumas nuo įprastų revoliucijų. Ką aš dar esu pasižymėjęs, apie ką būtų smagu pakalbėti, kaip konservatizmo principai reiškiasi politikoje, kokios įtampos gimsta tarp teorijos ir realybės ir kaip visgi mes galėtume matyti, kaip juos išspręsti, tas įtampas, tuos nemalonumus. Turėti įtampas tarp teorijos ir praktikos, tai reikia greta praktikos turėti teoriją. Man atrodo, kodėl šitas institutas apskritai buvo steigtas, būtent, kad ta įtampa vėl atsirastų. Nes labai, kaip pasakyt, žymiai intelektualiai lengviau yra daryti tokias post factum racionalizacijas, ar ne? Mes, tarsi pragmatinė kryptis ar kažkokie įvykiai mus stumia, ar pasakyt, bangomis neša tam tikrą kryptimį ir tada mes, turėdami intelektualių žmonių, susibūrę galime pateikti tam tikrą naratyvą ar teorinę koncepciją, kodėl taip yra ir kodėl tai yra iš tikrųjų tikrasis atspindys kažkokio konservatyvaus mąstymo. Tai čia būtų tas atvejis, kurio turbūt reikėtų vengti. Mes kaip tik norėtume galbūt šiek tiek grąžinti tą tam tikrą įtampą, kad kiekvieną kartą, kai mes svarstom tam tikrą klausimą, nesvarbu, ar tai ten kažkoks konkretus mokestis, ar nuobauda ten, nežinau, už nuorūkų mėtymą ar taip toliau, kad greta tam tikrų praktinių ir pragmatinių sumetimų orientavimuose į tikslą, o tikslingumas politikoje, turbūt Aristotelis yra
teisiausias, tai yra vis tiek mąstymas apie tikslus. Pašnekėk kaip Tomas Akvinietis dabar, Aristotelis teisiausias. Taip, neabejotinai. Bet kas drįsta ginčytis, tegu perskaito Aristotelio politiką pradžioje. Visus raštus. Ne, bent jau Aristotelio politika. Tai štai, iš tikrųjų, kadangi mes politikoje taip, mes kalbame apie tam tikrus tikslus ir jų siekiame, bet kartu konservatoriam reikia taip pat mąstyti, kaip tai veikia bendresnėme santykyje su turimais principais ir pasaulyje žiūra. Pavyzdžiui, ar tam tikri mūsų daromi sprendimai, ar jie stiprina tas bendruomenės natūralias, kurios egzistuoja. Tai ar tai būtų šeimos, ar tai būtų kažkokios didesnės kultūrinės ir religinės vietovės bendruomenės ir panašiai. Ar pavyzdžiui, koks yra priimamų sprendimų santykis su pagarba konkretaus asmens orumui, jo laisvei, išlaikymas tokių skirčių, kur tarsi mes su klasikiniais liberalais sutarėm, kad reikia, pavyzdžiui, viešo privataus skirti išlaikyti, kad valstybė neturi kištis į visas sritis. Ir čia irgi mes galim rasti tam tikrų susikalbėjimo taškų tiek su klasikiniais liberalais, tiek su tokiais klasikiniais krikdemais, kurie kalba apie subsidiarumą ir panašiai. Tai kaip sakant, bet mums tą įtampą pačią, man atrodo, į Lietuvos politiką kaip tik reikėtų grąžinti ir tas poreikis jaučiasi ir kalbant su politikos žmonėmis. Nes net ir tie, kurie galbūt neturi kažkokio tokio politologinio, politikos mokslų ar politinės filosofijos išlavinimo, jie taip pat jaučia poreikį, kad kažkaip savo intuityviai jaučiamus dalykus ir daromus sprendimus, juos reikėtų koordinuoti kažkokiai tokiai bendresniai principų koordinatiniai sistemai. Taip, ir man atrodo, kad jeigu pažaidžiant tokį žaidimą, jeigu iš tikrųjų jau egzistuotų ta įtampa tarp teorijos ir praktikos, tai čia turbūt vienintelis atsakymas būtų, kad konservatizmui nėra aiškių dalykų ir aiškių klausimų apie praktiką. Nes vienas pamatinių konservatizmo elementų yra tai, kad jis pats nesiūlo universalių sprendimų, labiau gaires, orientaciją. Tai čia ryškiausiai, aišku, aukštotiškas konservatizmas kalba apie tai. O ką geriausiai, ko gero, gali padaryti konservatyvi politinė mintis praktikoje, tai nustatyti, identifikuoti situaciją, kurioje esam. O tai jau savaime yra, man atrodo, labai svarbu, nes nustačius šią situaciją galbūt turėtų aiškėti kiti dalykai. Tai čia būtent tas konservatizmo, vėlgi paradoksaliai, kaip labiausiai praktiškos ideologijos yra atributas, vien dėl to, kad jinai yra mažiausiai ideologiška, mažiausiai doktrinieriška. Ir tęsiant šitą gairę gal apie praktiką, aš noriu paklausti, kad mes matome tarptautinę politiką ir matome įvairius politinės darbotvarkės iššūkius. Tai tarptautiniai politikoje tai būtų, aišku, kariniai konfliktai, tai būtų pabėgėliai, kitos susijusios dramos žmogiškosios, o politinės darbotvarkės naujos temos tai yra dirbtinis intelektas, transhumanizmas, eutanazijos priimtinumas tam tikriems žmonėms arba netgi visuomenėms, tvarumas. Visa tai kažkaip nors ilgą laiką nebuvo epicentre konservatyvių mąstymų, bet pasaulis keičiasi ir norom mes turime atsisukti šias temas. Tai kokia gali būti praeities, dabarties ir ateities sąveika, kai mes turime konservatizmą, kuris iš esmės Berko metais kalbėjo apie revoliuciją, Aukštotas kalbėjo daug apie istoriją, apie racionalizacijos pagundą, o štai mes dabar turime labai daug praktinių dalykų ir būtent tas konservatizmas, kuris nebeturi, kaip anglakalbiai sakytų, savo creed, kur yra išdėstyti 6 ar 7 ar 8 punktai, kurių reikia visą laiką laikytis, kaip prie to prisitaikyti. Mes turime vis dar gyva konservatizmų tradicija, kurios Lietuvoje, kaip ir kalbėjom, amalgama yra gal kokie 3-4 konservatizmai, kokių 5-8 žmonių labai stiprus darbas su šitom temom. Tada turim dabartį su visom mūsų problemom, kurios yra praktinės problemos dažniausiai, problemos, apie kurias reikia kalbėti, sukurti naują kalbą, požiūrio kažkokią trajektoriją. Ir tada mes turime ateitį. Kaip visgi mums surišti tai, kas Edmundas
Raimundo Berko raštuose tarsi buvo ir visai natūralu kalbėti apie praeities kartas, dabarties kartas ir ateities kartas, o dabar mes matom, kad iš tikrųjų tas kalbėjimas apie praeitį yra vienoks, dabartis jau yra labai praktinė, ateitis vėlgi tarsi tokio vizionieriško požiūrio reikalauja. Tai kaip prie to prieiti? Čia labai daug klausimų, aišku, palėtėjai, bet vat, būtent apie tą praktiškumo elementą, ar ne, kalbant. Ir tarkim iš tokio konservatyvios pasaulėžiūros. Tai, kaip pavyzdžiui, ar ne, į tą pabėgėlių problemą, kurią mes turėjom, galbūt, tiksliau sakyti, ties sieną su Baltarusija, kad akivaizdu mes į pabėgėlius galime žiūrėti ir turime žiūrėti pirmiausia, ar ne, krikščioniškai, tai yra žmonės, kurie yra orūs savaime, kad yra vertybė savaime, tačiau kartu yra tokie paprasti dalykai, praktiški dalykai, kuriais mes gyvename, ar ne, kad valstybės sienų kontrolė egzistuoja, valstybės vidaus saugumo reikalai yra visuomenės harmonijos tam tikra siekimybė. Tai šia prasme, kai kairuoliai aiškiai sakytų, kad visą tai nesvarbu ir Lietuva turi priimti visus atvykstančius. Ir mes, tiesą sakant, taigi ir turėjom protestų. Arba už mūsų labiau į dešinę esančių institutų vadovai sakytų, kad reikia su Kalašnikovai šaudyti pasienyje. Tai irgi yra labai keistas prieigos taškas. Aš gal čia tik tai konkrečiai šito klausimu papildyčiau, būtent dilemos sudėtingumas, kaip dažnai, sakykime, tokių kairiųjų liberalų, kaip jisai yra pieštas, kad tarsi čia mes turim pasirinkimą tarp teisinės kažkokios, tai žmogaus teisių prieigos ir tada teisinio nihilizmo, kas, man atrodo, nėra teisinga alternatyva, kaip pasakyt, problema ta, kad mes iš tikrųjų buvome ir dėja dar nemaža dalimi esame toj situacijų, kur mes nesam pajėgus įgyvendinti teoriškai nepriekaištingo sprendimo praktikoje, dėl to, kad, kaip pasakyti, yra žmogaus teisės, pagarba žmogaus orumui, bet taip pat yra mūsų įsipareigojimai, kiti teisiniai, liečiantis ES išorinę sieną. Ir, kaip pasakyti, jeigu mes tiesiog sieną atvertume, tai mes irgi turėtume labai apibrėžtų teisinių problemų dėl to. Tai čia yra tam tikri dalykai, bet yra ir bendresni dalykai, pavyzdžiui, ar prekybos žmonėmis įgalinimas yra teigiamas dalykas, kai mes kalbam apie žmonės ir žmonės patekusius į nelaimę, žmonės, kurie dažnai yra apgauti, kuriais yra pasinaudota, kurie yra atsidūrę sudėtingoje situacijoje. Čia yra irgi kitas sverimas. Ar, tarkim, įgalindami Baltarusijos režimą užsimti valstybės mastu prekybą žmonėmis, ar mes taip pat neprisidedam prie tos skriaudos, kurią tie žmonės patiria atsidūrę absoliučiai, prie mūsų sienos. Nėra taip, kad jie ateina prie mūsų sienos tiesiog savaime iš kažkur, ne iš tunelio, kažkoks procesas prieš tai vyksta ir būtent ką Laurynas čia labai teisingai pabrėžė, kad taip vertinga, konservatyvu būtų matyti visą absoliučiai paveikslą. O bendrai, ką tu dar, Dovydai, paminėjai apie tuos kitus fenomenus, sakykime, ar ne, kurie esti mūsų galbūt bendrai vakarų tiek viešoje erdvėje, tiek bendrai diskurse, transhumanizmas, antropoceną dar čia pridėčiau, ar ne, dirbtinį intelektą, tokius dalykus, tai be abejo, vėlgi, tradicionalistai galėtų sakyti, kad visa tai yra tiesiog nesąmonė ir tiesiog reikia dekonstruoti šitos dalykus, tačiau konservatyvus požiūris sakytų paprastai, kad yra jau šitie dalykai, ar ne? Taip fenomenologiškai jau pasirodė yra mums ir klausimas, ką mes su jais turime daryti, kaip nustatyti, kaip jie iš tiesų keičia tiek asmens autonomiją, pavyzdžiui, tiek visuomenės sandarą, tiek valstybės visuomenės santykius. Tai būtų kvaila sakyti, kad kartu būtų kvaila, kita vertus sakyti, kad čia yra tiesiog nauja realybė ir mes taip dabar gyvensim. Priimkime ją nekritiškai, man rodo, ką konservatoriai vis dėlto, kuo jie tampa, turbūt Skrutono, žiūrint, turbūt Rodžeris Skrutonas, jo visa, kaip mąstytojo politinio karjera, tai labai gerai rodo, kad konservatoriai tampa tokiais, amžinaisiais skeptikais ir, man atrodo, ta skeptiko funkcija yra taip pat labai svarbi, nes, pavyzdžiui, mes galime skaityti moksliniam žurnale edukologijos, kur klausiama yra, o kodėl šeštokai nėra mokomi anglų kalbos pagal posthumanistinę paradigmą.
whatever that is. Bet, o kaip pasakyti, konservatorius klausia, o kodėl turėtų būti mokoma pagal posthumanistinę paradigmą? Tai yra nepriimti tam tikrų naratyvų ir idėjų, kaip savaime suprantamų, nes šiandien tokia mada. Tai yra, kaip sakant, iš vienos pusės konservatoriai, jie tarsi turi tą tokį istoriškumo stiprų dėmenį ir jautrumą istoriškumo, bet iš kitos pusės jie kaip tik, dėl to savo klausos istorijai, man atrodo, jie taip pat yra ir šitoje vietoje skeptikai. Pasakymas to, tarsi tokie čia trendai ir dabar turim prie jų taip pat tiesiog paimti ir prisitaikyti, nėra visai tinkamas. Konservatoriams reikia reaguoti į dalykus, bet reaguoti juos būtent neapsimetant, kad čia nieko nevyksta arba viską tiesiog neigiant, bet kartais ieškant kitų savokų, kitų argumentų, kurie galbūt kaip tik užpildytų šiek tiek tą terpę, man atrodo, irgi tas yra svarbu. Nemaža dalis visuomenės tiesiog paprasčiausiai neturi kartais laiko sekti ten, kas vyksta politinėse avangarduose ir jie tiesiog greičiau stebi, kad staiga, per 10 metų labai pasikeitė viešoje erdvėje esantis žodynas. Man atrodo, čia irgi konservatorių yra viena tų pareigų brėžti tam tikrus tiltus supratimo prasme. Taip, čia gal tik tai Teodorą papildysiu, kad postmodernistai dekonstruoja, o tuo tarpu mūsų tradicionalistai išmontuoja viską, kas yra gero ir prasmingo. Bet nes jie turi įrankius. Aš kaip tik pridėčiau, kad tradicionalistai labai dažnai yra persėmę būtent postmoderniosios filosofijos griežtąja to žodžio prasme idėjų. Tai. Bet apie čia tai pasagos principas, ar ne? Apie tai galėsim gal netgi ir atskirai kada nors pakalbėti kokias 40 minučių mūsų klausovams. O gal užbaikime mūsų laidą ties tokiu pamąstymu, koks yra konservatizmo aktualumas ir jo kismas. Mes žinome tokią dilemą, kuri vadinasi tiesėjo laivas, kad turime laivą, kuriame keičiame 1, 2, 3 lentą ir galų gale pakeičiam visas lentas esančias laive ir kyla klausimas, ar tebeturim tą patį laivą. Tai ar konservatizmas, kuriame iš tikrųjų dėl praktinių visokių iššūkių viskas kinta, išlieka kažkokiu konservatizmu ir ar jis yra konservatyvus, nes juolab pastaruoju metu kyla labai daug klausimų, ar konservatizmas Lietuvoje nėra kažkoks leftizmas, ar jis nėra vėlgi pasidaręs kažkokiu tai visiškai išsikvėpusių centristinių dalykų, technokratinių ir taip toliau. Tai ar konservatizmas yra aktualus, ar jis yra gyvas, ar jis bus prasmingas ne tik šiandien, bet ir rytoj? Jo, čia tiesėjo laivo metafora yra įdomi, bet sakyčiau, nelabai teisinga, nes nėra vieno tiesėjo laivo, yra daug tiesėjo laivų, kaip tiesiog laivų, ne tiesėjo laivų, nes yra daug konservatizmų, kai mes jau išsiaiškinome. Bet bendrai mano galva, šiaip tai konservatizmas kaip tokia mąstymo paradigma, jeigu nevadinam tai ideologija, sakykime, politinės minties perspektyva, yra pasmerktas išlikti, nes jis būtent ir yra labiausiai istoriškas ir labiausiai orientuotas į čia ir dabar. Bet esminis dalykas turbūt susijęs su konservatizmo išlikimo lemtimi, jeigu galima taip sakyti, yra tai, kad konservatizmas visgi kalba ne tik tai apie viešąjį gyvenimą, bet ir apie žmogų kaip tokį. Tai vakarų tradicijoje žmogaus prigimtis ir konservatizmai, kurie mums yra žinomi, kalba apie krikščionišką žmogaus prigimtį, ar ne, apie nuodėmingą žmogaus prigimtį. Kad ir taip kaip rašė ne vienas autorius, kad geriausiai šitą įtampą žmogaus prigimties ir sprendžia bendruomenė. Tai yra buvimas tarp ar bažnyčios, ar tam tikros grupės, ar tautos tarpe. Ir būtent tai duoda tam tikrus atsakymus ir orientaciją tiek kasdieniam gyvenime, tiek labai svarbu, aišku, politiniam gyvenime. Tai čia, man atrodo, yra toks tam tikras lemtingumas konservatizmo. Čia gal netgi galima prisiminti tai, kad ilgą laiką kairieji kalbėdavo apie darbininkų klasę, proletariatą, kitaip žinoma, apie kažkokius kitokius dalykus, bet beveik neminėdavo žodžio bendruomenė. Ir staiga prieš 30-40 metų tai atsiranda
atsiranda jų žodyne ir man atrodo, tai yra tik tai viena iš iliustracijų, kad ilgalaikis konservatorių kalbėjimas jis buvo labai labai teisingas ir tikslus. Būtent tas bendruomenės stiprinimas, jos vaidmens svarba ir tai, kaip mes apskritai bendruomenę turėtume gydyti nuo tam tikrų apleistųjų sričių, kur tenai įsiveisia kokia nors tai liga arba užkratas, kaip sugrįžti į kažką, kas yra tokie dalykai, kurie yra susiję su tvirtu pagrindu, kuris padeda kiekvienam bendruomenės atstovui. Tai, o Laurynai, ką tu dar galėtum pasakyti pabaigai? Man atrodo, labai dažnai teisingai yra sakoma, kad radikaliosios ideologijos, kuo jos aktyviau reiškiasi, tuo jos viena kitą labiau stiprina. Tai yra, jeigu pasakysiu nekorektiškai, jeigu bepročiai kairėje labai garsiai reiškiasi, tai įgalina labai garsiai reikštis bepročius tolimoje dešinėje. Kaip sakant, tas bepročių toks kakofoninis monologų rinkinys, jisai pradeda užpildyti viešą erdvę. Ir mes per pastarąjį dešimtmetį su trupučiu Lietuvoje to irgi su įvairiais pabangavimais tai vieną, tai kitą pusę matėme. Bet man atrodo, konservatizmo ir tų įvairių skirtingų konservatizmų, koks yra atsakas tam tikras bendras, tai yra nuosaikumas. Bet nuosaikumas ne tik tai, ne kaip kažkokia drungna laikysena, bet kaip tik kaip tokia labai principinga, griežta kartais kategoriška nuostata, kad ten, kur visi kartais reikalauja kažkokių labai radikalių, labai aštrių veiksmų ir tai reikalauja retoriškai kažkaip kitaip, nesiskaitant kartais su priemonėm, padariniais ir panašiai. Konservatoriai jie yra tie, kurie bando moderuoti ir šiek tiek stabdyti kai kurios dalykus, arba kai kurios dalykus kaip tik paskatinti per tai. Bet čia, man atrodo, nuosaikumas kaip tam tikra irgi reakcija į įvairiausius kylančius radikalizmus iš įvairių politinio spektro kampų, jisai bus aktualus tol, kol tų įvairių radikalizmų įvairiuose politinio spektro vietose iššaus ir iškils. Tai man atrodo, šitoje vietoje kaip tik mes turbūt, aš drįsčiau sakyti, kad mes galbūt gyvenam laiku, kai konservatizmas vėl per šitą dalyką po truputį vėl atranda save. Kitas momentas, ką norisi anonsuoti galbūt šiek tiek pragmatiškiau, kas laukia, tai Europietiškos dešinės institutas lapkričio 17 dieną organizuoja pirmą didelę viešą atvirą savo konferenciją, kurioje kalbės tiek akademikai, tiek politikai, tiek žmonės esantis pakankamai toli nuo politinės praktikos ir ne tik konservatoriai, bet bus tokių plačia prasme dešiniųjų pokalbis, kartais nebijant išsiskirti ir panašiai, kur mes be abejo mes kalbėsim kažkiek ir apie geopolitinius klausimus, bet galbūt labiau partikuliuojant juos per tam tikrą vertybinę prizmę, kaip pavyzdžiui, kokia turėtų būti laikysena politinio blogio akivaizdoje ir panašiai. Šiek tiek kalbėsime apie tai, kas yra konservatizmas ir šiandien, tam tikrus kultūrinius, istorinius dalykus, tai yra apie Lietuvą, Europą, apskritai vakarų politinį projektą ir savivoką ir panašiai. Žodžiu, tai bus pabandymas, iš tikrųjų pradėti aiškiau artikuliuoti, apie ką konservatizmas yra šiandien. Man atrodo, yra daugybė dalykų, kurie yra intuityviai nujaučiami, bet yra tokios, kaip po žeme besislepiančios vandens srovės, kurios tarsi kažkokį poveikį daro, bet tai nėra regima, pakol tai nėra pavadinta. Man atrodo, konservatoriai yra vieni tų, kurie iš dalies tiki tokią, kalbos magiją, kur yra svarbus simboliai, yra svarbus žodžiai, yra svarbus tikslus dalykų įvardyjimas ir pavadinimas, nes tai padeda mums atrakinti, interpretuoti, kitaip sakant, suprasti mūsų supančią iš tiesų sudėtingą ir greitai kintančią tikrovę. Ačiū Laurynai už anonsą ir manau, kad tuo ir galime baigti. Iki kito sykio mūsų klausantis mūsų klausytojai. Dėkui Laurynai, dėkui Teodorai ir iki kitų sykių. Viso.